Ir ką, einam į PortAventura parką. Tai matom, dirba nuo 10 iki 6 ir o Ferrari nuo 4 iki 10. Nuskanuojam bilietukus ir einam į linksmybių oazę. Nu ką, aplink prieš einant skambėjo klyksmai. Šalia statosi laukinių vakarų visiškai naujas pramogų korpusas, tai šiek tiek girdisi statybų garsai. Geri užrašai, jeigu mes to neturim, vadinasi, tau to nereikia. Labai teisingai. Visas PortAventura suskirstytas į tokias šalis, kaip šalis, gal tematikas, kaip laukiniai vakarai, kur mes dabar ir esam, toliau eina Meksika, toliau Kinija ir taip toliau, bandys jas visas ir praeiti. Čia vyksta ir pasirodymai, yra restoranų, kur galima pavalgyti, pasirodymai tai vyksta gana įdomus, tikrai verta, pasižiūrėkit programą, bandysiu irgi pafilmuoti vieną kitą. Nu ir va, čia restoranai. Perki meniu 20 eurų žmogui arba gali atskrinti, bet šiaip 20 eurų 19,90 su gėrimu vienam žmogui meniu. Dabar dar gegužės vidurys ir iš tikrųjų dar daug kas neatidaryta. Pavyzdžiui, neveikia didžiulis vandens pramogų parkas, jis atsidarys tik tai gegužės 27. Tai važiuodami turit būtinai įsivertinti, kas dirba. Plius atkreipkite dėmesį, kokio ūgio yra jūsų vaikai, nes šiaip rašo PortAventuros parko puslapyje, nes, pavyzdžiui, jeigu vaikas 1,25 m, jisai gali daug atrakcionų nepatekti. Visokių keistų atrakcijų, va čia gali nusifotografuoti kaip pakaruoklis. Kažkodėl žmonėms tai patinka. O, karšta pirtis, galit užeiti, skalbykla. Įėjimas ir yra saugomas spintelės. Saugomas spintelėm turėkite pasus, jiems reikia asmens dokumento, o va čia prasideda atrakcionai.